Pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Ponia Andrikienė. Pagrindinė žinia, kurią Europos parlamentas siunčia Nigerijos federaliniai ir valstijų vyriausybėms, nedelsiant sustabdyti mirties bausmės vykdymus, paskelbti moratoriumą mirties bausmės vykdymui, apskritai panaikinti mirties bausmę. Juk 137 iš 192 jungtinių tautų valstybių narių yra panaikinusios mirties bausmę. Net ir tarp 53 Afrikos Sąjungos valstybių narių Nigerija yra viena iš nedaugelio, kur mirties bausmė dar vykdoma. Pačioje Nigerijoje dirbo ir nacionalinė tyrimų grupė, ir prezidento komisija, kurios pateikė savo rekomendacijas atsisakyti mirties bausmių, nes jos nemažina nusikalstamumo. Raginu, prašau, tarybą, komisiją ir valstybės nares išnaudoti visas turimas galimybės ir kontaktus su Nigerijos valdžios institucijomis, siekiant, kad Nigerijoje įstatymo vardu būtų liautasi žudyti žmonės, visų pirma nepilnamečius. Ačiū.